Pirminė ar rutininė konsultacija su pacientu ar klientu yra puikia proga pasinaudoti ir suteikti trumpąją metimo rūkyti intervenciją. Prisiminkime, kad trumpoji intervencija tai tik 30 sekundžių trunkantis pokalbis, kurį galite atlikti su savo pacientu ar klientu kiekvieno susitikimo metu. Pirmiausia, paklauskite savo pacientų ar klientų ir užfiksuokite jų rūkymo statusą. Toliau patarkite, kaip efektyviausia mesti rūkyti ir galiausiai pasiūlykite pagalbą. Atliekant šiuos žingsnius kiekvienos konsultacijos metu, tai greitai taps įprastinė rutina. Trumpas ir paprastas pokalbis apie rūkymą gali paskatinti asmenį ryžtis mesti rūkyti. Žinoma, metimo rūkyti procesas nėra paprastas. Gali būti, kad trumpąją intervenciją konsultacijose teks taikyti ne vieną ir ne 2 kartus. Taip pat yra daugybė kitų veiksnių darančių įtaką asmens motyvacijai ir sprendimui mesti rūkyti. Todėl nepriklausomai nuo to, kaip efektyviai taikysite trumposios intervencijos žingsnius, jie ne visada iš karto paskatins asmenį mesti rūkyti. Tačiau tai neturėtų sustabdyti mūsų taikyti šią intervenciją reguliariai, nes net jeigu nepaskatinsime asmens ryžtis pirmiesiems žingsniams čia ir dabar, mes suteiksime svarbios informacijos apie pagalbos galimybės, kuri bus naudinga asmeniui vėliau. Tai yra, kai jis bus pasirengęs atsisakyti rūkymo. Turime nepamiršti, kad priklausomybė nikotinui yra lėtinė liga. Kaip ir kitoms lėtinėms ligoms, jai yra būdinga didelė atkryčio tikimybė. Todėl taip pat svarbu nuolat klausti ir metusių rūkyti asmenų apie jų rūkymo statusą. Dauguma asmenų patys neinformuos specialistų, kad vėl pradėjo rūkyti. Taip pat dauguma asmenų nežino, kad visiškai atsisakyti rūkymo gali prireikti kelių bandymų. Todėl klauskite ir toliau. Kiekvienas rūkantis asmuo žino, kad jie turėtų mesti rūkyti, tačiau nežino, kaip tai padaryti ir kokia pagalba jiems yra prieinama. Užtenka 30 sekundžių, kad pakeistumėte kažkieno ateitį.